ir sieks pratęsti pergalių seriją. Dainavos ekipa, minėjau, buvo iškovojusi 2 pergalės ir sieks to 3 laimėjimo. O kalbant apie Telšių Džiugo ekipą, atsakydamas į antrą klausimą, minėjo, jog nevertas buvo Džiugas pralaimėti. Atliks tokį smūgį perdavimą, vadinkime, ir ten dar bėgs jo komandos draugai. Urbys ir Mickevičius žaidžia sėkmingai po pat skersiniu 2 kartus. Ir Ridas Mickevičius buvo priverstas įsitraukti žaidimą, kalbėjau apie tai. Pas tave užžaidžia ir vėliau gali ar likti klube kaip lyderis, ar kažkur palydėti į platesnius vandenis. Dabar galimybė Dainavai. Smūgis blokuotas ir po to Marius Paukštė vėlgi negaudė kamuolio, numušė į toliau nuo savęs, bet ten kamuolys vis tiek prastrūdo. Sisė ten prieš jį, dabar Činonso, kairė koja žaidėjas, užsikerta kamuolį, žaidžia gražiai, perdavimas arčiau vartų, smūgis ir Paukštė atmuša kamuolį, ataka tęsiasi ir Džiugas. Džiugas sugeba apsiginti. Činonso ten gynyboje nepadėjo, dabar perdavimas vėlgi į priekį, Baftalovskis, jo smūgis, atmuša kamuolį Paukštė, ataka tęsiasi. Pražangos nėra, Konievskis ten kovoja prieš Vermioliną, bet jau ten jėgos nebuvo lygios. Palieka ir 3 futbolininką. Ir dabar keliamas kampinis. Pavojingas smūgis ir mušamas įvartis. Pasižymi Lukas Ankudinovas. Puikus smūgis galva. 44 minutė į partį vartų vidurį, tačiau smūgis buvo toks stiprus, jog Rytas Mickevičius čia šansų daug neturėjo. Na, visų pirma, reikia pagirti ir perdavimą. Tai yra labai gera trajektorija, stipriai skrieja kamuolys į tą pačią karščiausią zoną ir buvo šalia, bet kamuolys kiek aukščiau jos skrieja. Ten rankomis laikai Telšių kapitoną, bet... Jog yra rungtynėse prieš Jėgelman, tiesa, tada šis arbitras dar nebuvo oficialiai pristatytas, sugebėjo Kauno rajono ekipai primesti savo žaidimą, esant rezultatui 1-2. Tiesa, tie 2 įvarčiai buvo praleisti pirmomis antrojo kėlinėmis Paliušis, tačiau Dainava ir toliau tęsia savo ataką prieš Baftalovskį. Pavojingas žaidimas ir dar kartą ši situacija. Čia gerai nepamatėme, bet taip, čia Vermiolinas slydo į kamuolį ir, čia labai nemaloni situacija į Achilo. Girdėjome pasikalbėjimus. Ir iš tikrųjų padarėme tą pauzę nebereikalo, šiaip yra pelnęs ir pergalingų įvarčių. Tiek į Vilniaus Riterių, tiek į Panevėžio vartus, dabar klaidina savo varžovą. Tiesa, smūgis neatliekamas. Sisė, koks puikus įvartis! Ibrahimas Sisė, štai taip nuginkluoja varžovų vartininką, puikus perdavimas, bet dar puikesnis smūgis. Ir čia Ridas Mickevičius daug galimybių neturėjo. Džiugas artėja pirmosios pergalės Lietuvos čempionate. Morbi štai čia šiame epizode vienu lietimu labai gerai įsimeta kamuolį savo laisvesnį erdvę. Pats nesmūgiuoja kairę koją ir paridena idealiai. Paridena kamuolį, kuris labai patogus smūgiuoti būtent tą vidinę pėdos dalimi. Nes kamuolys atrieda tiesiai į Sisė, pastarasis atbėga ir ten keltimi smūgiuoti nėra prasmės. Tai yra techniškas smūgis ir juolab kai tavo atrieda kamuolys, smūgis į vartus tampa tikrai labai stiprus ir tikslus. Ir Sisė dabar idealiai pataiko į... O jį dabar išrinkti tikrai yra sunku. Čia puikus pirmasis lietimas, smūgis ir Mickevičius išlaiko Dainavą žaidime. Puikus Deitono Vinskaus pirmasis lietimas, turbūt to. Savita atgal. Kašidze, šis smūgiuoja, Paukštė reaguoja į tai, bet tai buvo nueinantis kamuolys, jis neskrietų į vartų plotą, bet žinoma su šiuo smūgiu ir nukrito, sureagavo į jį ir nukreipė kamuolį už galinės. Ar pavyks kamuolį grąžinti į baudos aikštelę? Ir ne pirmas kartas, kai Kašidze bando taip pagudrauti ir pelnytai jam yra rodoma geltona kortelė. Čia Nikolozas Kašidze dar kartą ši situacija. Na čia, jeigu žaidėjas būtų atsistojęs ir būtų žaidęs, turbūt nieko nebūtų, bet už tas jau ne pirmą kartą Dovydas Švėgžda neturi taikytis su tokiais išstojimais. Keliamas yra kampinis. Gražinamas kamuolys į baudos aikštelį. Pavojinga zona siunčiamas kamuolys ir ten dvikovoje sugebėjo atlikti smūgį Džiugietis. Kas, man atrodo, aukštesnis futbolininkas, bet Lukas kovojo iki galo. Dar kartą ši situacija. Čia Oštebrinkas aukštesnis žaidėjas ir dažniausiai tokias dvikovas turi laimėti. Galbūt ši dvikova buvo ne ta, tačiau Lukas Ankudinovas buvo labai arti to.